Dėl didžiulės medžiagų spalvų ir formų įvairovės, šiuolaikiniai kilimai suteikia daug galimybių sukurti individualų interjerą, kuriame kilimas būtų pagrindinis kambario akcentas. Niekas nebesiginčia, kad kilimas nėra vien kilimų danga. Tai yra dizaino objektas, kuriam didelę įtaką daro šiuolaikinė mados industrija. Šiuolaikinėse kilimuose dominuoja mažiau ryškių apibrėžtų raštų, ornamentai ir spalvos daugiau įsilieja, o tapybiškų detalių, tokių kaip gėlių kontūrai, išsisklaido. Ekologija ir perdirbtos medžiagos skverbiasi į visas gyvenimo sritis. Tai būdinga ir kilimams, kurie dabar gaminami ir iš antrinių žaliavų. Gamtos jausmą suteikia vilnos, šilko, kanapės, sizalio, kokoso ir naujų pluoštų kaip bananų ir bambuko kilimai. Dar viena naujovė – kilimai pagaminti iš perdirbtos žaliavos. Naudotas ir nenaudotas džinsas, dviračių padangos, šilko sarių atraižėlės, odos skiautės, netgi laikraštinis popierius. Dar viena tendencija kilimų dizaine – kai naudoti daiktai prikeliami naujam gyvenimui, sukuriant visiškai naujus produktus. Tai pagaminti iš rytietiškų, senų, autentiškų kilimų dalių. Kilimai kūrybiškai sujungiami į vieną produktą. Aišku, šitie kilimai yra atnaujinami, išplaunami, išblukinami, perdažomi ir pateikiami vartotojui kaip vienetiniai produktai. Kilimų šitų kaina be abejo yra labai aukšta. Kaip alternatyvą siūlome pramoniniu būdu austus kilimus. Tai kilimai pagaminti iš vilnos ir medvilnės. Loftinio stiliaus kilimai nenusileidžia populiarumui. Šie kilimai atrodo kaip neapdirbtas mūras, cementas, vyrauja spalvos rusva, pilka, antracito spalva. Nors pasaulyje šiuo metu populiariausi ryškiaspalviai įvairių raštų kilimai, daugumos lietuvių skonis išlieka ganėtinai konservatyvus. Dažniausiai pirkėjai renkasi rudus, žalius, vengia ryškių spalvų ir drąsaus dizaino kilimų. Ieškantiem prabangos ir išskirtinumo siūlytume Gilarošo kolekcijos kilimus. Tai kilimai pagaminti iš vilnos, viskozės, odos. Šių metų kolekcija yra santūresnė, subtili, išnyko tokios detalės kaip Swarovski kristalai, metalas, liureksas. Šis kilimas yra pagamintas iš vilnos ir viskozės. Šis kilimas dekoruotas natūralia oda. Kalbant apie odą, tai yra kaip nesenstanti klasika, lengva derinti šiuolaikinėse interjeruose. Įsigijant kilimą, pirmiausia dėmesys kreipiamas į spalvą ir dizainą, po to vertinamas funkcionalumas. Kilimo vertė turi matytis plika akimi arba jis turi atitikti kokią funkciją. Šio sezono naujiena – kilimai su jaustų fosforiniu siūlu. Tamsoje arba mažiau apšviestoje patalpoje šis siūlas maloniai šviečia, tuo linksmindamas ypatingai vaikus. Kilimai labai pagyvina namų interjerą. Kai kurie kilimai tampa tikromis vertybėmis, suteikiančiomis išskirtinumo ir jaukumo.